Labą dieną, gerbiami telšiškiai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius su jumis. Turiu kreiptis į rajonų gyventojus, nes gaunu pastarosiom dienom daug paklausimų, skambučių iš rajonų gyventojų. Gyventojai sunerimę yra, kad pabrango šiukšlių mokestis. Dabar pradėjom gauti pranešimus, mokėjimų pranešimus, aš ir gavau pranešimus, pabrango šiukšlių išvežimas, atliekų tvarkymo mokestis pabrango Telšių rajone. Ženkliai pabrango, taip, pabrango ženkliai. Ženkliai pabrango mokestis, 1,5 karto mažiausiai, gal kitiem ir daugiau. Ir pasijuto žmonės apiplėšti. Kai kurie gyventojai pasijuto apiplėšti ir teisingai jaučiatės apiplėšti. Valdžia jūs apiplėšė. Galim taip sakyti. Šiukšlės pabrango, nieks nesiaiškino, aišku, nieks neaiškino, savivaldybės taryba priėmė sprendimą pabranginti šiukšlių mokestį gyventojams. Priėmė sprendimą, tai buvo lapkričio praeitų metų pabaigoje. Ir įsigaliojo nuo sausio 1, šiukšlės pabrango. Aš už tą nebalsavau, aš buvau prieš, dėl to žmonės, kada man skambinat, man neprikaištaukit, aš buvau prieš tą pabranginimą, tokį nesąmoningą, nepagrįstą pabranginimą, aš buvau prieš, o didžioji dalis savivaldybės tarybos narių pritarė, balsavo už ir pritarta. Ir jeigu turit pretenzijų, norit išsakyti pyktį, siūlyčiau skambinti merui Katkui. Jis yra meras, už jį balsavot ir prašau skambinti Katkui ir socialdemokratams, kurie valdo Telšių rajoną. Jie čia įtakingiausi yra, jie surinko daugiausiai balsų, didžiausią pasitikėjimą turi, jie turi prisimti atsakomybę. Aš to klausimo atsakomybės neprisiimu, aš nebalsavau už pabranginimą. Aš buvau pats toj komisijai, atliekų tvarkymo nuostatų korekcijas, ta komisija buvo, aš buvau toj komisijai, mano pasiūlymai visi atsidūrė šiukšliniai. Ten yra, jie buvo susėdo komisijai, administracijos darbuotojai ir viskas. Ir jie sutarė, ką daryti, ta komisija yra formalumas, niekas neklausė manęs, aš siūliau tos nuostatos pakoreguoti, kad būtų teisingesni, nors per plauką, bet jie nenorėjo. Taip yra objektyvių priežasčių, dėl kurių pabrango tas mokestis. Taip, viskas brangsta, visi nori gauti didesnius atlyginimus. Tai natūralu, kada yra atliekų tvarkyme dalyvauja žmonės, dirba žmonės, gauna atlyginimus. Atlyginimai pakilo, atlyginimus turi sumokėti kas mes, tie šiukšlintojai vadinamieji. Tai turi kažkiek tai pabrango, taip. Pabrango tai yra, nes algą reikia didinti žmogus. Žmogus nebedirba už tą atlyginimą, kur buvo prieš kelias metus. Tai pabrango mokesčiai dar, tai vadinamas vartojo mokestis, kur mes surenkam šiukšles, nuvežam į tą sąvartyną vadinamą, į tracą. Ir jiem reikia sumokėti už kiekvieną toną tam tikrą sumą, tai pabrango. Yra valstybė nustatė mokesčius papildomus, tokius taršos mokesčių nustatyta. Yra tokia. Objektyvus priežastis yra, kad pabranginti. Bet pabranginti reikėjo sąžiningai pabranginti. Principas yra, kad teršėjas moka, aš sutinku, kad mes neturim šiukšlių. Kai pasišneki su žmonėm, nieks nešiukšlina. Per metus Telšių rajonas generuoja šiukšlių 11 000 tonų šiukšlių. Panašiai. 11 000 tonų šiukšlių ir tas 11 000 tonų labai nesunkiai ir galim paskaičiuoti, kiek kainuoja jų perdirbimas. 11 000 tonų, tai visi tie mokesčiai, išvežimas, surinkimas, konteineriai, mašinos, benzinai ir taip toliau. Taip tas kainuoja pinigų. 11 000 tonų. Šiukšles mes visi žmonės generuojam, šiukšles mes nusiperkam, kitaip sakant. Šiukšles yra nuperkamos, parnešam į namus šiukšles iš gatvės, daugiausiai iš parduotuvės. Perki kažką tai ir lieka pakuotės, nesuvalgė dar kažkas. Tai yra šiukšlių kiekis yra tiesiogiai proporcingas gaunamų pajamų kiekiai. Kur aš lenkiu. Kuo žmogus daugiau uždirba, tuo daugiau jis turi šiukšlių. Tai būtų teisingai taip ir apmokestinti. Plius yra solidarumo principas visam pasaulyje veikiantis. Turtingas moka už vargšą.
Pas mūsų yra solidarumo principas Lietuvoje šiuo metu kitoks. Vargšai moka už turtuolius. Turtuoliai mokėti nenori už nieką, jie nenori tik į kišenį kištis pinigus, jie neturi nei jie šiukšlių turi, nei jie nori mokesčių mokėti. Kai kurie, nešneku, yra sąžiningų verslininkų, padorių verslininkų, kur dirba, uždirba ir susimoka. Bet yra tokių daug, jie nei jie šiukšlių turi, nieko jie neturi. Iš tikrųjų, šiukšlės, kaip sakiau, yra proporcingai gaunamam pajamom. Daugiau uždirbi, daugiau perki, daugiau lieka. O taip, tas, katras nieko neuždirba, pajamas turi kokie senutė kaime gyvena, ten gauna pensijas 300, ką jie gali, iš kur pas ją šiukšlas, jie nieko neperka. Ten galų gali kaime iš tikrųjų ir yra, tai žmonės gyvena, natūrinis ūkis, suvalgiai, nesuvalgiai, katinas suvalgiai, šuo suvalgiai, ten kažką tai sukūrenti gali ir kompostuoti, kieme gali kompostuoti. Tai kaime to šiukšlių daug ir nelieka iš tikrųjų. Tai va, bet moka jie tiek pat. Turi namą, tu tiek pat moki kaime, kiek ir mieste. Tiek pat ta senutė moka už šiukšles, kiek tas turtuolis, kaip aš sakiau, Valentinas, kuri turi didžiulį namą, didelį šeimą, gyvena name ir moka tiek pat, kiek ta senutė gyvenanti lūšnoj, kur ji neturi tų atlikų, tokių daug neturi. Tai jau neteisingai. Siūliau visokių variantų, kaip Lietuvoje yra už kvadratūrą, Lietuvoje yra mokamas už šiukšles. Nenorėjau už kvadratūrą. Kodėl? Todėl, kad turtuoliai turi didelis kvadratūras, jiems reikėtų mokėti daugiau turtuoliam. Jie pritilpo, pakalbėjo, paprašė ir viskas. Ir dabar niveliavosi. Turtuolis moka už šiukšles tiek, kiek ir ubagas moka. Nu taip negali būti. O dėl to mums ir pabrango. Paprastas žmogus gavau sąskaitų pilną. Pabrango ir už kiekvieną objektą pabrango, tai pabrango, ką daryti. Nu, parsiduok tą namą kaime. Jeigu galų gali turi kažkokią lūšną kaime, turi už ją mokėti. Parduok tą lūšną. Niekas neperka. Tai būna, kad neperka. Bet principas pas mus yra ubagas moka už turtuolį. Tai ir neteisinga. Ir aš buvau prieš, aš norėjau, kad būtų turtuoliai apmokestinti. Jeigu turtuolis biški per daug permokės, tai nėra didelė bėda. Bet kada vargšas permoka, tai ir bėda. Tas žmogus per metus yra tokių, kurie nesutaupo pinigų iš vis gyvena nuolgos iki algos. Ir jam metų gali reikia sumokėti už tą šiukšlę 100 eurų. Jis batų nenuperka. Iš Škurlyno perka batus už 3 eurus. Batų 3 porus naujų. O tas ir yra. Neteisingai. Dėl to savivaldybės taryba, ten sėdi žmonės, ten nėra jokios užuojautos svarstantiems, ten yra didžioji dalis turtingų, nu, arba vargšų yra, kitokių vargšų jie yra, jie vargšai viduje yra, jie neužjaučia žmonių, kad ne visi gali uždirbti, ne visi gali užsidirbti daug. Tai va, šiukšlių mokestis yra neteisingas, aš balsavau prieš ir pasisakiau prieš, ir dabar pasakau, kad yra neteisingai. Eilinį kartą valdžią žmonės apiplėšė. Taip, eilinį kartą valdžią žmonės apiplėšė ir pretenzijas tiems, kurie balsavo. Aš nebalsavau. Balsavo socialdemokratai, valdo, telšius ir merą turite. Įsirinkot merą, tai yra nelaimė. Gerbim telšiškiai, Tomas Katkus sėdi ne savo vietoj žmogus. Žmogus absoliučiai ne savo vietoj sėdi. Nieko nebus. Mes su tokiu meru toli nenuvažiuosim, kiekvieną dieną aš kritikuoju, atkreipti dėmesį. Nu ką aš bereikal, neišgalvoju istorijų. Tai čia nepadaryta, tai čia blogai padaryta, tas nedaroma, tas nekontroliuojama, tas nežiūrima. Betvarkė absoliučiai. Ką jis gali kontroliuoti žmogus, kai jis supratimų jokį neturi. Ir noro neturi kontroliuoti. Kontroliuoti reiškia eiti, dirbti, pyktis. Nenori pyktis, nori draugauti, nori valgyti saldainius per šventės. Tai va, įsirinkom merą ir nieko nebus. Ir mes vargsim, gerim telšiškiai, vargsim ir vargsim. Tai vat, tokia mano pozicija ir ačiū dėmesį.